Kaip pasiruošti žiemai. Profesorė, žodis jums. Labą dieną, malonu skaityti žmonėm, kurie domisi holistiniu požiūriu į gyvenimą plačiau. Nes kinų medicina tai energijų visuma, nes kiekvienas mes susietas tiek su žvaigždėmis, tiek su kitais žmonėmis, tiek su metų kaita ir daug kitų dalykų. Taigi esame atvira visuma, priimanti energijas. Ir netgi mūsų pulsas, jeigu atlieki pulso diagnostiką, žiemą yra kitoks. Todėl ir mūsų gyvenimo būdas, prisitaikant prie to ritmo, prie visos gyvensenos, yra įrodyta ir jau šiuolaikinės tradicinės kinų medicinos ir atėję iš senovės filosofijos turėtų būti kitoks. Taigi, ką daryti žiemą, kad mes būtumėm sveikesni ir sukaupti tą energiją visiems metams, nes žiema tam ir skirta. Mane jau pristatė, nes aš daug kur tą kinų mediciną dėstau, esu netgi vadovėlio dalies apie kinų medicinos esminį pagrindimą, mokslinį pagrindimą, tai Klaipėdos vadovėlio autorė. Ir šiandien apie tai paskalbėsim, kaip pasiruošti žiemai, nes žiema yra labai aktyvi vandens stichija. Tiksliau sakant, jinai vyrauja ir jinai labiausia pažeidžiama ir užduoda tą ritmą. Taigi priminsim, kas yra žmogus kinų medicinos ir filosofijos požiūriu. Tai integralinių energijų visuma yra atvira visuma. Vienos energijos yra viduje, tai 20 energinių kanalų vadinamų meridianais, o kitaip aplinkos energijos, kurios veikia mus, tai šiluma, šaltis, drėgmė ir kitos energijos. Ir visą tai lengviau netgi kartais pastebėti augale negu žmoguje. Šaltis pernelyg didelis augalą paveikia, nužudo, šiluma, vėjas gali nulaužti, drėgmė supūdo. O lygiai tai toks pats panašus poveikis yra ir žmogui. Bet kinų medicinoje šitas energijų algoritmas reguliuoja mąstymą labai. Nes yra 3 či lygmenys. Dešinėje pusėje matome či ženklą ir energija esanti tiek gamtoje, tiek kiekviename kanale, tiek kiekviename to kanalo taške turi 3 lygmenys. Tai yra mentalo, mąstymo, viršuje 3 brūkšneliai, tada jausmų ir apačioje žmogus kaip kryžius. Tai 5 stichijos su žemės stichija centre. Ir viskas, kas egzistuoja kaip 3 jėgų vienybė, trejybė. Energija, materija ir išančioji grandis. Tai irgi labai svarbu, nes žiemą mes būtent stiprinam kūną, stiprinam savo materiją, stiprinam materiją, o gyvybinė energija yra paprastai paviršio, žiemą jinai sueina gilin. Ir lygos, jeigu atsiranda žiemą ir jos atsiranda labai giliai, jos tada sunkiai gydomos. Už tai reikia labai save tausoti. Ir kaip tausoti, kaip valgyti, netgi kaip mąstyti. Nes jeigu bet kuris či energijos lygmuo yra pažeidžiamas, mąstymo jausmų, jis visada nueina iki kūno. Ir atvirkščiai, jeigu kūnas yra pažeidžiamas kažkuri tai iš stichijų, kenčia mūsų jausmai ir mąstymas. Ir labai daug metodikų, kurios yra integruotos į šių dienų alopatinę klasikinę mediciną, yra iš rytų medicinos, tik tai metodikos, kartais nepaimama visa esmė. Tai ir dailės terapijos, ir psichoemocinės, ir daugelis kitų. Mažiau galbūt išnagrinėta, kaip mes priklausom nuo sezonų. O nuo seno žmogus žinodavo, kada sėti, kada imti derlių, kada augalai žydi ir kada duoda vaisius. Taigi žmogus
kūno jausmų ir minčių visuma. Netgi tokia dogma yra, jeigu kūnui laikinai geriau, tai nereiškia, kad žmogus pasveiko, reikia gydyti ilgai ir visą žmogų. Tai yra visus 3 lygmenys žmogaus. Ir ta energija čia, jeigu kalbėsim apie kūną, tai teka tokiu ratu, jį parodysim, ir jeigu tam rate atsiranda disharmonija, tai sutrinka visa pusiausvyra ir serga organai, serga tų organų generuojami jausmai. Ir labai sudėtinga atkurti tą sveikatą, nors sakiau, tų metodikų yra labai daug. Ir tos energijos yra 5, ir žiemą vyrauja vadinama pirma vandens stichija. Trumpai paaiškinu tą žmogaus energinę schemą, visus 3 lygmenis. Tai kūno lygmuo yra energija, vanduo, medis, ugnis, žemė ir metalas. Ir žiemą vandens stichija yra labiausia pažeidžiama, kuri yra susijusi su gyvybinė esme. Tai žmogaus paveldėtos visos energijos saugomos šioje stichijoje, kurios veikia kaulus, kaulų čiulpus, inkštus, antenkščius, galvos, nugaros smegenis. Aukštesnis lygmuo yra neįprasti kanalai. Dabar mokslas ir Oksfordo, ypač universiteto mokslininkai, kurie leidžia nemažai žurnalų apie ryšį, klinikiniais pagrįstais tyrimais įrodytos medicinos su kinų medicina įrodė, kad šitie neįprasti kanalai tai tarsi mūsų genomas ir jis pažeidžiamas daugelio veiksnių, jų tarpe irgi neteisingo mąstymo. Ir visą tai mūsų mąstymą ir kūną jungia 3 kūno dalių ir perikardo kanalai, kurie yra jungtis. Ir jie irgi yra pažeidžiami, jeigu pažeidžiamas apatinis stichijų ratas. Ir stichija vanduo tai 2 kanalai. Ir mes nagrinėsime šiandien, kaip jie pažeidžiami tradicinės kinų medicinos požiūriu, tiek tos, kuri dabar išnagrinėta keliuose tūkstančiuose mokslo žurnalų, ir jau yra rašomos knygos, tiesiog kaip žmogui elgtis, visą tai integruojant dabartinę mokslo požiūrį ir senąją kinų mediciną. Ir šiek tiek senosios kinų medicinos požiūrių, nes ne viskas yra to mokslo išnagrinėta. Nes vanduo stichija yra ta pirminė, kurios informacija keisdama bangos dažnį pernešama visom kitom stichijom, ir jeigu vienoje kažkurioje stichijoje atsiranda pakitimai, tai atsiranda ir visose. Ir mes dažnai pernelyg nesusimastome, kad mes kiekvienu sezonu turime šiek tiek keisti tą savo gyvenseną, nes tai yra kinų medicinos ir filosofijos dalis. Šiaip visada žmonės keičia tą gyvenseną, nes, kaip minėjau, užduoda ritmą, ypač senovėje, kai viskas buvo siejama su tuo, kad žmogaus kasdienis gyvenimas buvo jo kasdieninės duonos uždirbimas, žemdirbystė. O šiais laikais yra šiek tiek kitaip ir žmogus nebesilaiko to gyvenimo ritmo, ne tik tai keliaudamas, bet valgydamas viso pasaulio augalus, nors šiaip 80% žiemą reiktų savo žemės valgyti, kad sustiprėtumėm. Užbėgam į priekį ir viską nagrinėsime. Taigi metų laikai ne tik tai padalijami į 4 dalis, matėte 5 stichijos, tai 5 žemės stichija, tai yra pereinamasis laikotarpis tarp vienos ir kitos stichijos, kada labai yra pažeidžiami skrandžio ir kasos blužnies kanalai. Bet šiaip tai yra gyvas ryšys, tas harmoningas ryšys tarp gamtos ciklų ir žmogaus kūno. Ir labai didelę įtaką turi organizmui, kaip minėjau, vien dėl to, kad labai pasikeičia netgi pulsas. Tai reiškia prisitaiko visos vidinės energijos, jeigu pulsas pasikeičia, kitaip teikti energiją žmogui. Bet kadangi žmogus atvira sistema, jis pirmiausia energiją gauna ne tiek iš savo vidaus, kiek iš išorės, iš visų aplinkui jį esančių veiksnių, kurie atsiranda žiemą. Ir kartu ir iš maisto.
Ir šiaip žiema užima ypatingą vietą, nes ramybės kaupimo laikotarpiu tiek kūnui, tiek protui. Šiaip vanduo, vandens energija, ne pats tas materialus vanduo, kurį mes geriame, tai yra gylis, tyla, susikaupimas čia jausmų srityse, tarsi ramus ežeras, kuris tą saugo potencialią energiją ir atspindi viską aplink save. Taigi žiemą mes galime atsikratyti tam tikrų vidinių kompleksų ir įgyti labiau sugebėjimą pasižiūrėti giliai į savo vidų ir remtis ne išorės žmonių nuomonėmis, o tai, kas yra esminė mūsų būtis, tai, kas yra mes. Tada mes tampame mažiau pažeidžiami, jeigu stipriname tuos viršutinius savo energijos čia lygmenis, minčių, mentalo, jausmų. Ir žiema tai energijos viršūnė. Šaltis, tamsa, lietumas. Dabar, jeigu pasižiūrėtumėm užsienio išsivysčiusių šalių tą gyvenimo būdą, tai lėtas gyvenimas, jį vadina slow living, rytai vakarai integruojasi, nes kaupiama ir saugoma energija. Tai yra stiprinama organai, jų materialioji dalis, visi struktūra, jinai tarsi iš naujo atstatoma. Nes dar kartą paminėsiu, yra materija, o jan yra energija, tai viena kitą papildančios jėgos galinčios virsti viena kita. Ir tarsi žmogus, stiprindamas savo vidų, šiek tiek turi apriboti išorinę veiklą. Taigi žiemą kuo mažiau lakstyti, judėti, bruzdėti, visą tai darome atostogų metu vasarą, kad truputį išlaikytumėm tą ramybę ir taupyti energiją, kaupti vidinius išteklius, maitinti savo kūną bei dvasią. Kaip tą daryti? Tai ir nagrinėjame šiandien. Tarsi išsaugoję save žiemą ir sustiprinę tas energijas, mes pasiruošiame tarsi iš naujo žydėti. Tas pats, kas vyksta pavasarį, kai nauja gyvybė. Jeigu mes pasižiūrėsime žiemą, kas vyksta su mūsų gamta, tai atrodo, kad dalis jos ir dalis augalų tarsi dingsta, jie po žeme išsilieka, jeigu daugiamečiai augalai tarsi šaknys. Ir tik pavasarį išsiskleidžia, taip ir pas žmogų energija nueina giliai ir turi būti išsaugoma ir sustiprėti, kad pavasarį duotų tą gyvybinės energijos potenciją, kad mes galėtumėm labai daug naujų idėjų, kurios žiemą atsiranda šaknis tų idėjų. Ir mes galime sustiprinti mūsų vidų, kuri yra mūsų esmė ir mūsų turtas, netgi mūsų identitetas. Ir ta gyvybė niekur neišnyksta gamtoje, jeigu kalbėsime apie visą gamtą, nors medžiai tampa be lapo, atrodo viskas pasislėpia, ilsisi, bet ruošiasi atgimimui. Taip ir žmogus. Ir labai svarbu inkstus ir jų kanalo energija, tai žiemos sargai. Nes inkstai tai gyvybė šaknimi. Tai saugoma esencija, gyvybinė energija, ilgamžiškumo pagrindas. Žmogus gimsta turėdamas gyvybinės energijos tam tikrą kiekį. Jinai neišmatuojama kaip indas, kad turiu aš čia puodelį ir yra kažkokia tai talpa, ar ten pusė litras, 3 litrai. Bet žmogus po truputį nesilaikydamas teisingos, harmoningos gyvensenos elementų ir save labai eikvodamas, dirbdamas pavargęs, dirbdamas tai, kas jam labai nepatinka, kas nereikia, visiškai savęs nesaugodamas, neprisilaikydamas sveikos gyvensenos, vartodamas stimuliatorių, daug greičiau tą energiją išeikvoja, nes ta energija daug silpnesnė savaime senatvėje. Tai tada silpnesnė ir vandens stichija, silpnesni antinksčiai, žmogaus kaulų čiulpai,
kurie gamina baltą ir raudoną kraujo dalį, smegenys, šiaip mažiau energijos, net tos materialios ATF, kuri lemia, kad mes būtumėm stiprus, ištvermingi, silpsta klausa, nes inkstų kanalas atsiveria ausyse. Ir kad mes taip greit tos gyvybinės energijos neištaškytumėm, tai yra ją sukauptumėm ir galėtumėm ir 80, ir 90 metų ramiai ir oriai gyventi be aplinkinių tiesiog pagalbos ir save išlaikyti pilname pajėgume, savo smegenų veiklą, kognityvinės funkcijas, judėti, palaikyti kaulus normaliai, nes senatvėje irgi nyksta raumenų masė ir retėja kaulai. Tai visą tai žiemą mes tiesiog, jeigu sukaupsim gyvybinę energiją, mes daug ilgiau gyvensim. Ir kai kinai sako, kad žiemą svarbu puoselėti ir saugoti inkstus, jie turi galbūt tą supratimą, kad inkstų energija. Visada, kai kalba žodį ten inkstai, blužnis, skrandis, tai dažnai kalba ir apie to organo energiją ir energinį kanalą. Ir kaupti ir saugoti mes galim save per mitybą, tai šildantį maistą, maistingą, visada tokį kaip sriubos, ypač šakniavisių, troškiniai, pilno grūdo produktai. Ir, pavyzdžiui, žiemą netinka tokios mitybos teorijos, kai labai daug žalio maisto, žaliavalgystė, nes jis silpnina čia gyvybinę energiją. Dabar tai yra pamatuojama dauguma kompiuterių, kompiuterinių metodų, tai visi žino, Nakatanira, Idaraku, daug yra sukurta, kad galėtų pamatuoti kanalų veiklą ir pagal tai spręsti, kas pas žmogų yra sutriko ir kaip visą tai stiprinam paprastai labai nusimanantis gydytojai, darydami įvairius metodus, kurie efektyviausi, refleksoterapija, akupunktūra, žolės. Aišku, ir pati visa gyvensena, mes dabar kalbame daugiau šiandien apie gyvenseną. Ir aš parodau inkstų kanalą. Ir mes paprastai matom, kad vandens stichijoje yra inkstų kanalas, prasideda pade, eina kojoje ir baigėsi 27 taške po mentim. Čia visada parodyta vienoj pusėje, bet eina ir dešinėje, iš kur kairėje pusė. Ir matot, kad vidinius ir organus liečia net apatinę stuburo dalį. Ir inkstai paprastai vadinami dėl to savo gyvybinės energijos kaupimo nejudančia šviesa. Šviesa, energija, saulė dažnai buvo vaizduojama tą pačią ideogramą, kurią mes vadindavom hieroglifų. O tai tai yra materija. O šita energija teka nugara irgi, čia rodoma viena pusė, bet yra dvi pusės ir nuo taško 10 pasidalina į dvi dalis ir ten per įvairius taškus perdodama, pavyzdžiui, feišų plaučiam, inkstam ir šenšų inkstam ir taip toliau. Tai yra visi taškai duoda energiją, o šalia einanti linija yra jausmų linija. Taip pat galima sureguliuoti jausmus. Ir žiemą, kaip aš sakiau, tą energiją reikia saugoti, nes energija yra giliai. Netgi kinai sako tokius paprastus dalykus, kad prisiglaus prie krosnės, krosnių mes mažai turim, bet lietuviai tikrai šildydavo. Arba pašildyt nugarą, arba eit nugaros masažą. Tai yra labai nepaprastai geras energijos stiprinimas žiemą, kai tolygiai galima skirstyti visą energiją. Tai šitie du kanalai yra esmė. Ir labai retai, kai mes matom atlasuose tą energiją, mes nesusimastom, kaip jinai eina giliai, kokius organus maitina. O yra besimokantiems giliai kinų medicinos kiti atlasai, kurie parodo, kad paviršinė energija tai yra ta energija, jinai vadinama vėjai. Visi kanalai išėję į paviršių sudaro tarsi apsauginę tokią plėvelę energijų visumą, kad per tą energiją įvairūs patogenai, bakterijai, virusas, kurie vadindavo jas smalsiąją energiją, nepatektų giliai į vidų. Žiemai tai labai pavojinga, nes sakau, žiemą reikia saugoti tą savo vidų. Štai paviršinė energija labai saugo nuo viso to, nuo viso patekimo.
O giluminė energija, matom, kad yra inkstų kanalas, giliai eina į inkstus, į šlapimo pūslę, į skrandį, į plaučius, į širdį, eina visų stuburų, eina tašku, kuris yra vadinama visų kaulų čiulpų maestro, tai 14 Tumai taškas. Ir dar aš nepasakiau, kad vandens stichijoje prasideda 3 neįprasti kanalai, kurie duoda galimybę keisti žmogui ir leisti neatsirasti genomo pažaidam, tas irgi rodyta Oksfordo universitete. Tai priekinis, vidurinis Renmai, nugaros Tumai ir jis jungiantis Čiongmai, 3 kanalai, dar prasideda inkstuose, 3 neįprastieji kanalai, saugantis mūsų genus nuo pažaidų. Taigi irgi žiemą reikia labai labai sustiprinti juos. Ir tada atsistatys daugelio organų veikla. Ir kągi reikia daryti? Taigi poilsis, kaip nebūtų keista, žiemos energija kviečia sulėtinti tempą, tausoti jėgas ir rinktis veiklas, kurios atkuria. Ir įsiklausimas į savo vidų, tai tokios metodikos, mes galvom, kad tai tik kinų medicinos, ne kinų, atkuria meditacija, atkuria ryšys su gamta. Gamta giliai eina ir renka savo gyvybinę energiją, o netgi gyvūnai žiemoja, o žmogui naudinga skirti daugiau laiko ramybei ir savistabai, eiti į savo vidų ir susimastyti. Ir ilgiau miegoti. Žiemą reikia daug ilgiau miegoti. Taigi pakankamas miegas, atsipalaidavimo tokios technikos, kaip mes suprantam, mes galim lėtais judesiais pašokti, jeigu mes nemokom specialių tų metodų, tai qigong, tai padės palaikyti tiek fizinę, tiek emocinę pusiausvyrą. Taigi žiemos metu ėjimas į tą savo vidų padeda atsikratyti tremoro, nerimo, streso, panikos atakų, vien tuo, kad mes galim daugiau pailsėti. Ir kinų medicinos senovės traktatai, šventosios knygos, Geltono imperatoriaus kanonas irgi sako, eik anksti miegoti ir kelkis vėlai, lauk dienos šviesos. Na, aišku, Lietuvoje, tai jeigu kartais temsta 4 valandos, švinta 10, tai išeina, kad visą dieną mes turime miegoti. Aišku, taip nesigaus, čia pritaikyta daugiau Kinijai, bet tikrai pamiegoti reiktų daugiau. Kas eina į darbą, aišku, sudėtingiau. Bet mes jau taip įpratę, norim galbūt daug kas tų žinių, geopolitinė padėtis ar visa kita. Bet kai suimas naudulys, ir aš žinau daug žmonių, kad 21 valandą gula ir sako, kas čia man žiemą pasidarė, gal man kas negerai su sveikata. Aš sakau, kaip viskas labai gerai su sveikata, nes jūs užmiegat ir tikrai atsistatot, nes senovėje anksti eiti miegoti reiškia atsigulti apie 9 vakaro, keltis išaušus saulei. Mes vis tiek dar keliamės tamsoje. Nes kai sako, dangus miega, mes miegam, dangus bunda ir mes bundam. Labai griežtai mes Lietuvos platumose negalime to taikyti, bet pasistengkit, ypač nedarykit, nesiaukokit, aukos principu, energija atsistato, tai čia kita tema. Ir aukojamas tikrai, kai maži vaikai, kai yra ligonis, o šiaip neaukojama dėl materialinių dalykų, kad, kaip sakoma, daugiau uždirbti, arba tai, kas mus domina, bet tai yra tarsi smalsumas, kaip, kur, kas atsitiko, kaip koks aktorius gyvena ir visa kita, arba labai griežtai sekti visus įvykius, jeigu ypač mes to specialistai nesam. Taigi labai galbūt kitus nuteiksiu gerai, kad kiti galvoja, kad patinginiau čia labai blogai, bet tikrai pagulėt, pamiegot žiemą
pilnai galim ir tai yra tik tai gyvybinės energijos stiprinimas. Tai nereiškia, kad miegoti reikia visą dieną, neit pasivaikščioti ir šiek tiek nepadaryti ir ten nubudus mankštos. Bet galim ilgiau miegoti. Dar kinų medicinos žiemą tokiose kaip dogma laikyti šiltą galvą, nugarą ir pėdas. Nu, atėjo mada tik tai labai vėlai dėti tas kepures, kapišonus arba tik minusiniai temperatūrai. Aš žinau, kad tikrai buvom, kad mes kelios merginos dar mokykloj, aš 58 gimimo Molėtuose, mes pasakėm, buvo tokia šalika ir apsirišdavom galvą arba mėgstos tos kepuraitės, kad iki lapkričio 1 būdavo šilčiau, mes be eisim, bet tai nelabai išlaikėm jau viso to, kad negaupsim galvos. Nežinau, koks ten buvo susilažinimas, tiesiog paauglystės toks ekstremumas. O moterims svarbu saugoti ir pilvo sritį per mėnesinės. Nu gerai, kad praėjo ta mada, kai buvo labai trumpos megztinukai ir žemos kelnės ir būtinai reikėjo rodyti per sprindį nuogą juosmenį. Nes šitas vietos labai lengvai šaltis, jeigu jis eina giliai, jis sukelia ligas. Kaip augalui sukelia, taip ir žmogui. Jis po to nebegali pilnai atsigauti ir pavasarį žydėti. Žiemos šaltis sukelia pavasario karštinės. Tai irgi kinų medicinos ir filosofijos senovės dogma. Ir jei žiemą dažnai peršalame, pavasarį visokios karštinės, gripas, tai energija eina daugiau į paviršių ir stengiasi tuos giluminius sluoksnius, kurie buvo pažeisti žiemą, pavasarį tiesiog apsaugoti galbūt tuo karščiu. Ir pati senovės kinų medicina, kad pajutus pirmuosius peršalimo požymius karštų arbatų. Nu, pas mus čiobreliai, liepžiedžiai, jūs patys žinot. O jie imbierą su medum, košė iš svogūnų laiškų, imbero, ryžių. Taigi stebuklinga košė, jie vadino nuo peršalimo. Tai mes irgi panašiai šildantis įvairūs dalykai ir, pavyzdžiui, sakysim, imbero arbata nebūtinai su citrina, mes turim puikų dalyką kaip spanguolės, medų irgi turim ir visa tai nuo peršalimo ir turim tą iškart imtis ir mes žinom, kad peršalus reikia tokių dalykų laikytis. Dar kiti patarimai stiprinti energiją žiemos metu. Tai vakaruose paplitę, kad kasdien pasportuot taip, kad gausų prakaitavimą. Aerobinių pratimų mažiau ir gausus prakaitavimas ligos metu atsiveria poros, po to būtinai reikia vis tiek jas uždaryti, labai šiltai pabūt, nes prakaitavimas labai nusilpnina tą gyvybinę energiją. Jie labai sunku išversti iš anglų kalbos, jie taip vadina odos nutekėjimu, tiesiog pasišalina jan energija, kuri turi daugiau virsti in energiją ir būti giliai, nes mūsų oda kaip medžio lapai. Vasarą prakaitas, maudymasis, ištisas prakaitavimas, nes karšta 30, detoksikuojame. O žiemą tai lapai nukrenta, tiesiog susitraukia ir tarsi spygliuočio medžio adatos. Ir mes tokie patys tampam, kad neprarastumėme energijos. Ir per daug prakaituot ir užsiimt to nereikia. Retkarčiais, kai susikaupia šlakai, galima nueiti į sauną, bet po to, pavyzdžiui, kaip ir Suomiai, staigiai neria į vandenį labai trumpai, kad vėl užsidarytų poros įkaitę, kad kūnas nenusilpstų. Ir saulės trūkumas, tada prislėgtumas. Ir sako, kai tik tai saulė išlenda, tai reikia žmogui išeiti, aišku, apsivilkus nenogam, bet atgręžti į saulę nugarą. Nu, ir veidą truputį, bet būtent kiniečiai nugarą, nes tai nugara įšyla ir inkstų sritis įšyla ir kartais inkstų sritį galima ir taip pašildyti, prisiglaudus prie kažko tai šilto. Tai, nes nugaroje yra jan meridianai. Ir
jas reikia šilumos. Ir tiesiog saulės šviesa tada pasklinda po visą organizmą. Ir kaip aš sakiau, nugaroj yra tas kanalas, kai energija teikiama tiek mūsų organam, tiek mūsų jausmam, juos harmonizuodama. Ir reikia retkarčiais pajust malonę šilumą. Tai jan energija atsinaujino. Ir kai tik tai žiema būna tokia, kad ir šaltukas, bet saulė, tai daugiau mes galim pasikrauti ir turėti jėgų. Ir labai labai saugo tą gyvybinę esmę. Ir žiemą tas va pavojingas pervargimas, už tai mes sakom, nei iš šio, nei iš to silpna. Atsirado emocinis toks išsekimas. Dėl to, kad, galbūt žiemą ir studentam egzaminai, ir mes norim grįžtam po atostogų į darbą. Taigi šiuolaikiniai tradicinės kinų medicinos filosofai ir gydytojai patarė, kad ir žiemą labai gerai paimti tokias atostogas, bet ne tiek ten pabūti kažkur Egipte, kitur, nuo ryto iki vakaro važinėti, žiūrėti, kopti į piramidės, bet būtent savistabai, tokiai pabuvimui su savim, kaupimui, tylos, pameditavimui, tokiom rytietiškom stovyklom arba tiesiog namuose paskaityti knygas filosofinės, pasivaikščiot. Nes inksto energija palaikoma ne tik tai maistu, bet ir saikingumu. Ir net saikingumas lytinėme gyvenime. Nes sperma yra materiali esmė tos gyvybinės energijos. Ir per didelis aktyvumas žiemą eikvoja kūno jėgas ir trukdo atsinaujinti. Ir aš esu irgi video darius, kad labai vandens stichija atstovėjimą savo įsitikinimų ramybėje. Baimė nepaprastai pažeidžia. Jeigu stipri vandens stichija, mes per daug niekada nesurstame. Žmogus yra ramus. Ir jis žino, kad tikrai taip daro. Kartais duodavau juokingą pavyzdį tokį, kad reiškia iš savo gyvenimo, kad aš turėjau skaityti pirmas paskaitas ir reiškia vyras mane paveždavo į darbą, bet tuo metu nebuvo. Tai buvo seniai ir aš fenas sudegė, neįvyrojau, išsidžiovinti pilnai jaučiu negalėsiu ryte. Galvoju, kaip aš iš vakaro neįsiploviau, galvoju, kol aš čia nuvažiuosiu, tą darbą važiuoju troleibusu. Taip. Ir aš greit ir apsigaubiau tokią skarą. Galvoju, troleibuse nusimsiu, užsirišau skarą. Ir man gana toli iki sustojimo. Ir kaimynas stovi ir rūko. Tada ir sako, kaip čia tu Dalia atrodai, kaip tu čia apsirengus, kaip, nei šis, nei tas, kaip močiutė. O eina daug vaikų į mokyklą. Ir aš, ir keli ir pažįstami, šalia yra mokykla per vieną namą. Ir aš į tuos vaikus kreipiausi, sakau, mano atsakymo nereikia, bet jūs vaikai, sakau, protingi, jūs pagalvokit. Ar moteris rešėdama skarelę daro nuodėmę ir vyras rūkydamas? Nes tas kaimynas rūkė. Taigi mes visada žinome, ką turim daryti, bet kartais mus veikia išorė. Jeigu vandens stichija, tai jūs visada padarysite bet kurioje situacijoje taip, kaip reikia iš tikrųjų, o ne taip, kaip išoriniai žmonės galbūt nori jūs pakreipti, nukreipti. Tai aš daviau tokį pavyzdį. Kas gali pakenkti inkstų energijai? Tai kaip minėjau, žalias maistas, ne žalios spalvos, tai daug chlorofilo, labai naudingas, nes suyra ir verdant, bet nevirtas. Sūrumo reikia vengti, apie 5 gramai druskos kartu su ta, kuri jau esanti. Taigi mes lietuviai šiaip per daug druskos suvartojam vidutiniškai. Šiaip apatinę nugaros dalį, jūs matėt, kad ten inkstų kanalo vidinė esmė praeina. Ir todėl atsiranda tos ligos, kurios senukai bet kokią nugaros skausmą kartais vadina radikulitu, taip.
Reikia saugoti pilvą, pėdas, labai tik tai trumpai gali užsigrūdinę žmonės ten praeit basom per sniegą. Pervargimas ir lėtinis stresas ar baimė. Baimė nepaprastai išeikvoja. Tai yra tas jausmas, kuris pažeidžia tiek inkstų kanalą, tiek šlapimo pūslės ir nebeskirstome energiją. Jinai tarsi sustoja ir nugara negali skirstyti energijos ir žmogus irgi vėl jaučia chronišką nuovargį vien dėl to, kad baimė. Baimė, jeigu dabartinė medicina sakytų, tai pažeidė parasimpatinę nervų sistemą, per nervą klajoklį negali duoti energijos, ten neužsidaro vožtuvai, nenuteka tulžis, negali kūnas normaliai dirbti, virškinimas dirbti. Visa sistema iškraipama, nu ir antinksčių išsekimas. Bet antinksčius irgi valdo vandens stichija, o šiaip baimė nepaprastai pažeidžia tą giluminę energiją, mūsų esmę. Ir dėl to vėliau, kadangi iš tos prigimtinės energijos, kaip aš sakiau, 3 neįprastieji kanalai, kurie susiję su mūsų genetika, gali atsirasti ir autoimuninės lygos dėl nuolatinio streso ar baimės. Štai žiemą yra pats geriausias būdas sureguliuoti, suharmonizuoti. Kai pasižiūrim į savo vidų, tai mes suprantam, iš kur ta baimė kyla. Ir kas dar gali pakenkti inksto energijai? Ne gyvenimas neatitinkanti savo vertybių, ne tą profesiją pasirinkom. Slopinant tikrą aš, gyvenant prieš savo prigimtį. Ir tai tikrai kartais jaučia ir jauni žmonės. Ir galbūt žmonės jaučia pas ką žino ateit pasitart. Visai ne pas mane studijuojantis studentas kitos profesijos, bet to pačio instituto atėjo pas mane. Jis norėjo išvažiuoti į JAV studijuoti programavimo, studijavo visai ką kitą. Bet tėvai sakė, jau ne finansuos, o jis buvo vis tiek finansiškai priklausomas, nes labai sunkios studijos kartais negali pats užsidirbti. Ir tėvai buvo sužinoję, kad aš patariau mest, atėjo, kaip jūs taip galit kalbėti, bet aš tada tėvam ir pasakiau, tas vaikas man pasakė, kad jis jau nebenori gyventi. Tik jūs turit vieną vaiką. Taigi, gyvenimas turi atitikti savo tas vertybės ir tikrai aš. Žmogus kartais, jeigu vandens stichija tvirta, jis pajaučia pašaukimą ir netgi kartais pajaučia pašaukimą paauginus vaikus. Tai yra kam misija užkoduota, ypač tam nugaros kanale, pagal kinų filosofiją. Indai vadina su šumna, mes dumai kanalu. Ką mes skirti ir kaip mes galim harmonizuoti žmoniją. Kartais visai paprastai. Mes turim kažkokias jėgas, ar nuramint pasaulį, ar turim kažkokiai profesijai. Ir tampam labai nelaimingi, kai negalim savęs realizuoti. Ir jau, kaip aš sakau, per didelis seksualinis aktyvumas, miego trūkumas, pervargimas. Kai žiemą kartais žmonės turi labai pasvarstyti, ar jie labiau nori atsigauti, ar ten būtinai, aš nesakau, jeigu kažkas sugriuvo, įgriuvo vamzdžiai susprogo, nenori darai tą remontą. Ar tai būtina, kiekvieną kartą žmogus turi pagalvoti. Ne žiema laikas, kuris kuo mažiau nebūtino darbo. Ir žiemą galima įsigyti neišgydytas tas emocinės traumas. Dabar yra daug metodų, nes visi emociniai pažeidimai ir vaikystės silpnina vandens stichiją, mažina gyvybingumą ir labai sekina inksto energiją. Tai svajonės, meditacijas, ryšys su savimi, ryšys su protėviais ir mūsų vėlinės artėjant žiemai. Ir nerimas ir baimė, tai nuo sąmoningo suvokimo ir po truputį tyrinėti, iš kur kyla. Taip moko kinų medicina, kur, kaip sakoma, mes plaukiame, kur mes einam, dėl ko kažkas atsiranda. Gyventi autentiškai, identiškai pagal savo vertybės. Ir
prasmingus ryšius su žmonėmis. Tai yra bendraminčių ieškojimas gerąja prasme teigiamų žmonių, optimistų ir su kuriais sietų prasminga veikla. Todėl žmonės į grupės būrėsi, į bendruomenės, į ryšius ir nebūtinai ten kažkokia labai labai aukšta veikla. Kartais bendruomenė susirenka ir tiesiog kaip sustiprinti, kaip sutvarkyti, kaip kažką padaryti. Ir reiktų šiek tiek veiklos, kuri džiugina. Tai Jan kanalai stiprėja vien nuo būsenos. Jeigu, pavyzdžiui, baimė kaip jausmas pažeidžia inkstų kanalą, tai šlapimo pūslės kanalas, kur skirsto energiją visam organizmui, reikia, kad tolygiai gautų. Galima masažu nugaros, galima šildymu, bet galima ir tokią būseną, kai mes tiesiog entuziastai esam, kai mūsų niekas nedirgina, kai mes džiaugiamės tarsi vaikai šokinėdami klases arba kažkokia tai veikla. Nepasitenkinimas turi būti veikla, o tikras džiugesys. Nes kaip Kartolė pasakė, tai galima šią akimirką pajausti, ypač žiemą. Ir jis yra pasakęs, kad tikroji laimė niekada neateis pas jūs, nei per jokį įvykį, nei per jokį žmogų, nei per jokį pasiekimą, nes laimė ir tai, kas esate, jūs yra viena. Tai laimė yra mes, mūsų gyvybė, mūsų būsena, žiemą tą galima tiesiog pajausti, gal ne tiek proto, tiesiog savo pasąmonę. Ir mes tada esame laimingi, mus, kaip sakau, vaikai šokinėjantis klases, kaip pirtis, kaip gamta, kad ir be lapų, mes tiesiog džiugina gyvybę pulsuojantį mūsų kūne ir net plaudamas rankas arba plaudamas indus, žmogus džiaugiasi, jausdamas, kaip šiltas vanduo teka jo pirštais ir lėkštė tampa švari, džiugina viskas. Tai yra ta būsena mus labai turi sustiprinti. Nepasitenkinimas, kad įgyjom kažką daugiau negu kiti, bet kad gyvybė pulsuoja kūne. O šiaip stresą mažint paprastai kvėpavimo pratimai, nereikia per daug mokytis. Įkvepiam ir truputį į pilvą, aišku, kad diafragma judėtų ir lėtesnis iškvėpimas. Pailsim, galim kvėpuoti sėdėdami, galime kvėpuoti netgi atsigulus ant kažkokio kilimėlio, tik tai turi būti šiltos grindys, tada jau pasities šiltai kojas aukštyn, šiek tiek pakėlus ir stebėti savo mintis, jeigu jos kyla, nebūtinai atsisakyti, kaip tikroji meditacija. Tada ir parasimpatinę sistemą stiprinam. O jeigu sėdim, tai jau čia dabar tradicinė kinų medicina iš rytų medicinos perėmė ne tai, kad meditacijos, bet to, kas stiprina vandens stichiją, metodus, bet juos įprasmino šiuolaikinėmis žiniomis. Pavyzdžiui, jeigu aš užsimerkiu ir truputį akis aukštyn ir žiūri tarsi per kaktos vidurį ir taip visą laiką laikau savo dėmesį, bet aš jaučiu kaktą, pakaušį ir sėdžiu tiesiai. Tiesiog ant kėdės aš kaip žmogus ir jaučiu savo stuburą tiesiu. Dar kaktą, pakaušį, stuburą. O žiūriu akis aukštyn, užsimerkiu, bet lyg žiūriu per kaktos vidurį. Tai PH ašį, pagumburis, hipofizė, antinkščiai. Tai vandens stichijos stiprinimas, bet jau įprasmintas moksliniais žodžiais apibrėžtas, jau šiuolaikinė tradicinė kinų medicina. Ir kas turi tuos visus nerimo ir kitus sindromus, labai paprastas būdas pamėginti save sustiprinti, kaip sakoma, nekenksmingas ir labai tinkamas ir yra žinomas jau daug metų, kas domisi biohaikingu, kinų medicina. Biohaikingas perėmė iš kinų medicinos panašią, tik tai prasmino, kaip sakau, kad šitą dėmesio sutelkimą stiprina tą ašį. Ir yra tam tikrose bendruomenėse, ir nebūtinai, aš nekalbu apie tas visas rytų bendruomenės, kurios nėra moksliškai ištyrinėtos, bet kai kurie
JAV bendruomenės, kur yra jau medikai yra tyrinėję, pavyzdžiui, šitos iš kinų medicinos atėjusios tokios metodikos, ją galima pavadinti pusiau meditacinė metodika, kad tikrai stiprina mus dėmesys. Ji stiprina hipofizę, pagumburį ir nugaros ašį, tą stuburo. Ir kartu stiprino ir parasimpatinę sistemą. Ir žiemos malonumai. Žiemą džiaukimės gamta tą, ką jinai mums gali duoti. Pasivaikščiojimas, miškas, stebėjimas, tik sakau, nereikia tiek jau, kad išprakaituotumėm. O vakare būtinas poilsis. Labai geras poilsis į tikrą ugnį. Ne visi galim tikrą ugnį, kur įmanoma galima užsidegti ir laužą, ten, kur yra leidžiama, nežalojant gamtos, leidžiamose vietose, arba kas turi židinį, tai arba pasėdėti ir labai gerai prieš užmiegant pasidaryti tokią šviesą, saulė gęsta ir yra druskos lempos oranžinės spalva nudažytos, va tokia, užsidegti ir pasėdėti prie jos, tyliai, ramiai, pasvarstyti, pabūt kartu šilumoje, kartu su šeima, galima ir nebūtinai visada tyloje, ir pasišnekant ramiai. Tai yra žiemos malonumai. Dabar, ką sakė pati senoji kinų medicina, kuri kartais nėra pilnai dar tais moderniaisiais metodais ištyrinėta ir pagrįsta, kad vanduo visų procesų katalizatorius, mes tai žinom, universalus, beveik tirpiklis, nors aišku, ne viskas vandenyje tirpa, vanduo visa ko pradžia, tai ir garai, ir ledas, ir vanduo, bet kokią indo formą įgyja, besąlygiškai gamta duoda žmonėm, ir kaip ežeras, jūras ir lietų. Ir kalbama, kad netgi specifinė funkcija kodą, tai moksliniai žurnalai irgi kalba, kad vandens molekulės, ypač apie stuburą, išsidėsto taip, tarsi Morzės abėcėlė per kokortą, ir yra specifinė funkcija kodą, ką sakė senoji kinų medicina. Už tai nugarą reikia žiemą ir šildyti. Ir vanduo surus, ir mūsų kraujas surus, 0,9 procentai, kai stato lašinę natrio chlorido, tai yra druskos, mum lašina. Taigi surus skonis ir stimuliuoja, šiek tiek padeda atsigauti, jeigu žmogui labai silpna, bet ne per daug druskos. Ir inkstai, primenu, ir inkstų kanalas, vadinamas kidnė, jeigu anglų kalba, šlapimo pūslės, nes internete dažniausiai ne prancūziška nomenklatūra, angliška dabar naudojama. Ir nuo inkstų dar priklauso įkvėpimo metu gautos energijos įsisavinimas. Taigi vandens stichija pagal tradicinę kinų mediciną labai svarbi ir plaučiam, kad astmos negautumėm. Ir jūs matėt giluminį kanalą, kad jis labai stiprina ir eina per plaučius. Ir lygmenis, va, jis yra čia lygmenis. Jeigu paimsim ne žmogų, o atvirą tą sistemą, kaip ir feng shui šiaurės kryptyje reikia tą stiprinti, padėti kažkokią akvariumą, žuvytę, taip ir bet kur gamtoje yra ta stichija. Taigi yra 3 lygmenys žmogaus, žemės ir tas aukštesnis dangiškas lygmuo. Dangiškas lygmuo šiaurė šaltis, žemės lygmenyje spalva juoda, skonis sūrus, o žmogaus lygmenį yra kanalai, inkstų, šlapimo pūslės ir angai yra ausis. Visi kanalai turi angas žmogaus veide. Ir senatvėje silpsta klausa, kai vandens stichija išsenka. Tai ir žiemą labai reikia saugoti ausis. Dar kartą primenu, kepurė, kapišonas būtina. Tai nereikia taip grūdintis, labai trumpai pereiti, reikia šiltai laikyti. O šiaip ta energija
inkstų ir šlapimo pūslės kanalų, reguliuoja inkstų, antinksčių, šlapimo pūslės, kaulų čiulpų, galvos smegenų, pačių kaulų būklė, net kariesas skaitoma. Inksto energijos nepakankamumas, nors jis susijęs ir su mityba. Ir nors ugnis yra fermentų hormonų veiklos pagrindas, bet kartu ugnis ir vanduo yra reguliuoja medžiagų apykaitą. Ir jeigu vandens stichija yra labai silpna, tai blogai veiks visi fermentai, hormonai, jie paprasčiausiai nebus sintetiniai. Nes jeigu skaldymui maisto medžiagų, pavyzdžiui, baltymų, riebalų, angliavandenių, gimono dalių, tai katabolizmas išsiskiria energiją, tai anabolizmui labai reikia daug vandens stichijos stiprios energijos. Anabolizmas yra sintezė, kad susintetintų fermentą, hormoną, paskui jo veikimui reikalinga ugnis, bet kad pats būtų susintetinta, genomas susintetintų tai, ką mums reikia. Vandens stichija turi būti stipri. Taigi sakau, žiemą saugokit ją, ateina žiema. Ir dar, jeigu bus normalus jausmas, labai už tai dabar ta psichosomatika yra netgi madinga kryptis. Atsakomybė savo aš atstovėjimas ramybėje. Kaip užsiugdysi ramybę? Gali išorišką viduje virti. Nu tai daug dalykų, be tų meditacijos, be poilsio. Dar yra ir filosofinių šiek tiek knygų skaitymas. Ir aplinkinių žmonių mes persiduodam pagal kinų mediciną. Pasąmonė žmogaus yra atvira. Ir aplinkui daug žmonių yra su panašia pasąmonė. Ir aš kartais galvodavau, nu kaip neišeina protingi žmonės ir tampa ten kažkokiu baisių sektų, atiduodami pinigus, daro, kad tos sektos liepia eina, įtikinėja kitus, kaip Jehovos, dar kiti. Už tai, kad pasąmonė atvira ir jie, jų pasąmonėje mes elgiamės, kaip mums liepia pasąmonė. Mums atrodo, kad čia mūsų mintis, mūsų įsitikinimai. Taigi, norint turėti normalų savo aš, savo atstovėjimą, aplinkinius, pasirinkime bent draugus, šeimos giminių, ne, ramius, džiugius, optimistus, kurie kažkokį turi tikslą ir ramiai labai jo siekia ir žino, kad visada būna visokių nesėkmių. Tai yra normalus dalykas. Psichologija yra neatskiriama kinų filosofijos dalis ir mūsų sveikatos dalis. Ir daug kas kilę iš senosios kinų medicinos ir psichologijos. Taigi savo aš atstovėjimas, be to, kad aš galvoju, kad aš visada viską padarysiu vienas, be niekieno pagalbos. Kartais sako, pasakyk, kas 10 tavo draugų artimiausių ir aš pasakysiu, kas esi tu. Kodėl taip svarbu? Tai tik tai ramybėje priimami teisingi sprendimai. Vienio principas tai yra vandens stichijos principas. Mes visi esam vienas. Ir vanduo ir ugnis sukuria mūsų identitetą. Šiandien kartais verčiame, kai siela, tai nieko bendro su religija neturi. Tai mūsų identitetas, mūsų individualumas. Net pažįstamai sudarkius kūną, padarius plastinės operacijas, mes pažinsime žmogų iš individualiojo šiandien identiteto, kaip jis sprendžia užduotį, kaip jis priima kažką, jam pasakyta, kaip jis jaučiasi. Ir tai, jeigu vanduo stiprus, tai ramybėje dedama akcentai savo vidų, kaip minėjau, ne aplinkinių nuomonė. Ir tai stiprina gyvybinę energiją. Ta ramybė, tas savojo aš radimas. O baimė nepaprastai žiauriai pažeidžia žmogų. O žmogus dažnai bijo tėvų, bijo mokyklos, kai kurių mokytojų. Čia galbūt dabar viskas ir keičiasi, bet būdavo mokytojų, kurių mes bijodavom, kai aš augdavau. Tėvai buvo geri, nebijojau, bet aš žinojau, kad buvo klasėje vaikų, mano draugų, kurios ir tėvo bijodavo, labai slėpdavo viską nuo jo, ar bijodavo, kad girtas ateis. Tai mus labai pažeidžia baimė, sąstingis, disharmonija, negalėjimas racionaliai veikti atsiranda. Ir svarbiausia,
Įrodyta, kad sutrinka parasimpatinės nervų sistemos ir nervo klajoklio, vadinamo vagus nervo veikla. Tada daugelio organų funkcijos miega. Antinksčiai. Antinksčiai irgi silpsta senstant, bet senstant normalu, kad vandens stichija truputį senka, už tai žiemą mes turime ją ir sustiprinti. Mes sulaikytą sekimą. Žiemą geriausia sekasi tą padaryti. Nes seniems žmonėms kartais 10-20% tik tai veikia antinksčiai. Nu, kai 90 metų žmogui, tai tuo juo labiau reikia atsikratyti tokių dalykų. Ir jeigu žmogus turi daug įvairių fobijų, tai irgi yra būdų. Vandens stichija stiprina tam tikros žolės, maistas. Ir vandens stichija, dabartinė tradicinė kinų medicina šių dienų sako su mūsų identitetu. Nes paveldėta energija, nu tai mes pirmiausia su giminė, su visa planeta. Pas mus ten, kai sakysim, seneliai yra 4, 2 seneliai, 2 senelės, jau prosenelių dvigubai daugiau ir taip toliau prosenelių. Ir dar užkoduota mūsų misija dvasinė energija, kaip minėjau, vandens stichijoje, Tomai ir Enmai, Čiongmai kanaluose. Ir mes kiekvienas, nors esame didelio vienio dalis ir mūsų irgi mąstymas veikia tą vienį, bet kartu esame identiški, viskas, genai identiški, taip nustatoma tėvystė, piršto antspaudai identiški. Ir matome, kad nors mūsų, jeigu išskaldžius materiją požiūrį, tai iš vis kiekviena molekulė, jeigu nesigilinsim į labai subtiliasias daleles, tai sudaryta protonų, neutronų branduolys ir elektronų. Ir nuo elektronų kiekio priklauso, kokias bus elementas. Lygiai taip pat genomas yra 4 bazės: adeninas, guaninas, timinas, citozinas, 2 purinai ir pirimidinai. Ir tokia didelė įvairovė. O šiaip kodėl vienis? Už tai, kad atrodo tiek mažai sudedamųjų dalių, kaip išskaidom, aš kaip sakiau. Ir tiek cheminis elementas, tiek genomai. Ir kaip gali būti iš kelių tokių dalių tokia didelė įvairovė, tiek cheminių elementų, tiek visa kita. Nes ir dar įdomiausia, kad mes kiekvienas per mūsų mintis, kadangi mintis yra atvira, tarsi eina į eterį, mes galime veikti ir kitų žmonių pasąmonę šiek tiek, kaip minėjau, draugai ir visa kita. Ir stiprindami vandenį ir būdami ramybėje, kartais to užtenka, kad mes padėtumėm aplinkiniam žmonėm, patys kartais to ir nesuprasdami. Tai yra ne ta materiali pagalba, kurios kartais ne visi galim kitiem ir duoti, bet labai didelė pagalba pasauliui, žmonėm, šeimai visą pirma, šeimai, giminiai. Kaip suprasti, kad vandens stichija neharmoninga? Nu, jeigu jaučiamės jauni, taip kaip seni, klausa silpsta, juosmens srityje paskausta ir neturim ten akmenų, inkstų ar ką, šalta labai, šaltis net normalioj temperatūroje, giliai liktai kaulų čiulpose, baimė atsiranda. Jeigu turėjome jau savaime inkstų, šlapimo pūslės ligų ir labai didelis nuovargis kartais gali pakirsti tą energiją, nes inkstai kritiniu atveju, kai žmogus iš paskutinių kažką daro, kaip sakoma, kiek galiu, po to tiek, kiek reikia, tai gali inkstai atiduoti visą gyvybinę energiją iš savo banko labai greitai ir žmogus tiesiog atsisako tą gyvybinę energiją, nes jūs kartais pagalvojate, kad, pavyzdžiui, žmogus badaudamas gali išgyventi 40 dienų, jeigu jam trūksta atsistatymui maisto medžiagų, bet jeigu temperatūra kalnuose Evereste kitas žmogaus nukrinta iki 32 laipsnių pačio žmogaus, ne aplinkų, jis gali ir numirti. Dėl to, kad labai svarbu energija.
Ir tada žmogaus kūnas nediskaldomas tam, kad gamintų ATF. Kinai kitaip sakė, bet sakė, kad tai yra labai svarbu. Ir ATF nebegali gamintis tada, kai vandens stichija labai silpna. O šiaip mitochondrių veikla sutrinka, endokrininės sistemos veikla sutrinka. Tada, kai žmogus visą laiką tą atsakomybę ramybėje perkrauna į perfekcionizmą arba labai didelę baimę dėl smulkmenų. Ta siauros atsakomybės užėjimą. Viskas turi sužiūrėti, ar užsirišo gerai raištelius jau vaikui paaugusiam, ar užsidėjo šaliką, arba pradeda net bijot kiekvieną kartą, tai irgi vandens stichijos sutrikimai. Galvoju, ar aš užrakinau duris, ar nepalikau lygintuvo, daug problemų, daug baimės, viskas tai smulkmenos. Ir jos visą dieną mums tos neramios mintis neleidžia gyventi. Tai laukit vandens stichijos ligų. Jeigu taip pradedat mąstyti, turit labai pailsėti, nes vandens elementas pažeistas. Ir tai yra labai negerai. Dar inkstai atsako už reprodukcinę ir kartu seksualinę energiją. Maitina galvos ir kaulų smegenis. Netgi visos kaulų lygos nuo inkstų veiklos, kariesas, seksualinis nesaikingumas. Klausos nusilpimas, nes projekcija ausyse patys inkstai irgi panašus, tiksliau ausis panašios į inkstus ir aurikuloterapija irgi yra tokia akupunktūros rūšis ir labai greit žmogus sveiksta, bet šiek tiek vartojama prigimtinė energija. Taigi nereiktų per dažnai to piktnaudžiauti. Ir formuojant kraują labai svarbi inkstų kanalo energija. Mažakraujystės metu inkstų kanalas į kaulus įskiria specialią energetinę substanciją. Kaulų čiulpai reguliuoja kraujo gamybą. Jeigu labai stipri inkstų energija, žmogus ilgai nepavargstant gali dirbti, čia dar priklauso nuo raumenų masės, aš kalbu apskritai. Tiesiog ypač tai, ką mėgsta. Jeigu fizinį darbą, tai ne vieno inksto energijos, tiesiog jo sudėties. Ir dėmesys, protinis darbas ypač. Ir žmogus, kuriam pažeisti inkstai, instinktyviai rengiasi juodas spalvas. Rytuose tai moteris, kadangi juoda spalva, vyrai balta spalva. Ir čia tiesiog paėmiau, kaip dabartinė medicina supranta, atsakinga už augimą inkstų ir vandens stichijos energija senatvėje silpsta, atsakinga už dubens organų visų veiklą, reprodukcinius inkstų santinčius, klausą, plaukai. Reiškia, įsisavina čį iš plaučių, nes čį mes gaunam su maistu, visada vartojama 3 rūšių čį. Ta gyvybinė energija, kuris augo nuo inkstų kanale, su kvėpavimo metu gauta čį, ir čį gauta iš maisto daugiausia turi tas maistas, kuris neturi baltymų, riebalų, angliavandenių, tai turi daugiausia čį, tai yra adaptogenai. Ženšenis, aralija, remanija, pas mus rausvoji radiolė, švaganda. Reguliuoja vandens stichiją tuos kanalus, ypač tumai ir renmai, kurie atsako už dalymasi ir ląstelių tą dalymasi, kad nebūtų pažeista baltymų kodavimas, nes genai koduoja baltymus. Tumai kanalas, kad nauja energija būtų pradėta, nes pagal kinų tradiciją per Mingmen vartus ateina žmogaus dvasia 21 dieną, susiliejusi kiaušialąstė ir spermatozoidai, kai tada atsiranda širdies ląstelės į širdį, teisingumo jausmas, atstovėjimas, kaulų čiulpai, smegenys, visi griaučiai. Tai visa tai vandens stichija. Kaip stiprinti? Matot, inkstų kanalas prasideda pade,
Už tai galim padėti rutuliukus ir aš net pabrūžavau kojom, bet aš neturiu rutuliukų pasidėjus ir va eina ir už tai tas tailandietiškas masažas, kai galbūt nežinome šitų dviejų kanalų, bet išmasažuojame visi kiti kanalai, kurie eina pagal pirštus, va nuo tarpupirščio prasideda, tai veikia labai gerai virškinimą. Žiemą labai gerai stiprinti virškinimą, bet grynai šonuose, va taip va išmasažuoti po kauliuku, nežinom. Tai čia yra medialinė pusė, o inkstų kanalas, o lateralinė pusė yra šlapimo pūslės kanalas. Ir išmasažavus tas vietas stipriai, atliekant pėdų masažą, labai sustiprinama vandens stichija. Ir galima masažuoti pašildytais aliejais, į kuriuos įlašinta bet kokių jum tinkančių ir patinkančių pagal kvapą eterinių aliejų. Tai irgi iš kinų medicinos. Pašildoma iki 40 laipsnių nuo kūno temperatūros, paprastas aliejus įlašėm eterinio, užmaunamos kainaitės medvilninės, kad neverštų. Ir galima masažuoti ir dieną, nebūtinai nakčiai, jeigu jūs tą dieną būnat namuose. Ir tai yra labai jų sustiprins, nereikia žinoti atskirų taškų, atskirus taškus pas refleksoterapeutą eikit ir jis labai tiksliškai pagal jų padarytą pulso diagnostiką galės pasakyti, kuriuos taškus reikia, ir yra nemažai pas mus baigusių abi medicinas. Ir tiek Vilniuje, Kaune, kitose miestuose. Čia yra pirmas Yun Tzuan, irgi labai svarbu šitą tašką išmasažuot ir šiltai laikyti pėdas, ir galima netgi per daug kaitinti ne visiems yra galima. Kodėl sušalus būdavo į karštą vandenį padus? Kodėl kaip čia padai gali padėti, kad mūsų ten bakterijos kažkur bronchite nesidaugintų? Žmonės nežinojo, empiriniu būdu atrasdavo. Už tai, kad tai yra pradžia. R arba kidney, R prancūzų nomenklatūra, anglų. Pirmas, Yun Tzuan. Vasarą šiaip masažuojam, vaikštom po šiltą žolę, basom vaikštom, žiemą į šiltą vandenį, galima į sūrų vandenį. Tai yra nepaprastai gerai ir masažas kartu šito taško. Tai labai unikalu saugotis peršalimo ligų ir sustiprinti savo tą gyvybinę energiją. Taip pat labai svarbu nugaros masažas. Man matot, netgi paprastas masažas, kuris atliekamas nežinant kinų medicinos principų, labai padeda, nes labai seniai buvo, kai aš pradėjau mokytis kinų medicinos, kaip tik pasitaikė daktaranto tezės, žiūrėt santrauką, kai buvo daromi masažai, sergant įvairiomis lėtinėmis ligomis grupiai žmonių, ir lygiai ta pati dalis žmonių nebuvo atliekami tie masažai, ir buvo patikimai statistiškai įrodyta, kad sergant beveik visomis lėtinėmis ligomis, ne tom, kur būtinas masažas, aš nekalbu, kai raumenys, kai skausmas, bet tiesiog tiek autoimuninė liga, tiek širdies liga, o nugara masažuojama. Kažkada buvęs infarktas ir visa kita, nepaprastai gerėjo visi rodikliai. Ir buvo aiškinama įvairiai, kad mikrocirkuliacija pagerėja, ten tas, raumenų įtampa. Aš viso to paaiškinimo netgi pilnai dabar neatmenu, nes aš nebuvau oponentė. Ir aš galiu iš kinų medicinos, tiesiog nežinantis masažuojamos tos linijos. Aš tas linijas jum parodysiu, tiesiog pagerina bendrą savijautą, buvo įrodyta. Prasideda ir nugaroj, ir vienoj, ir kitoj pusėje eina dvi linijos, ir reikia davesti iki kojo pačios. Ir čia, kaip sakiau, feišų, sinšų ir taip toliau, hanšų, šenšų. Nereikia pavadinimų sakyti, tiesiog visą liniją išmasažuot, atsiveria tekėdama gyvybinė paveldėta energija, per tuos taškus patenka giliai į organus ir stiprina. Ir va, matot, kaip dalinasi, kaip Y tokia nuo 10 taško į 2 dalis. O čia, sakysim,
Aš žinau, kad 23 taškas stiprina pačius inkstus, o 52 taškas harmonizuoja vandens stichijos jausmus, taigi atstovėjimas save ramybė ir nuima baimę. Ir kas žino, tai po šito masažo gali pamasažuoti, pavyzdžiui, 52 taškas padėjo vaikui, kuris jau ėjo į pirmas klases, bet naktį šlapinosi, bet pas jį buvo baimės jausmas ir nuimtas šlapinimasis. Nuo šlapinimuisi knygos yra visiškai kitas taškas. Motina pati darė pamokinta, nes kai aš mokinausi kinų medicinos, mes dažnai susisiekdavom vienas su kitu su grupė. Vandens stichija labai svarbi reprodukciniai sistemai pastojimui ir mūsų grupei buvo moterų, kurios negalėjo pastoti. Ir dalis iš jų visiškai tiesiog besimokindamos, vienas ant kito mokindavomės masažus, taškus, viską. Ir dalis pastojo, netgi prasirgė endometriozę, kitom sunkiom ligom. Moteris 45 metų gydytoja labai norėjusi antro vaiko. Vieną turėjo ir daug metų nesisaugo, antro negalėjo. Taigi kinų medicina nepaprastai veiksminga. Sustiprėjus giluminiai, vitaliniai žmogaus esmei pasitraukė daug ligų ir daug tokių medžiagos apykaitų sutrikimų, nebūtinai vaisingų, visų lėtinių ligų profilaktika. Vandens stichijos stiprinimas. O žiemą jis vyksta labai. Jeigu jūs laikysitės visų tų dalykų. Taigi žiema yra tas metas, kai tikrai mes vasarą daugiau važiuojam į sanatorijas. Bet masažistą turėti būtina, ypač jeigu turim silpnesnį imunitetą ir vaikam. Aš nesakau, kad nesiremt tradicinę, klasikinę lopatinę mediciną ir nesigydyti vitaminais, antioksidantais, daržovėmis, bet būtina neužmiršti ir tos tradicijos, kuri tūkstančius metų išliko ir dabar mokslu pagrįsta. Vyresniem negu 40 ženšenis. Tarkite su gydytojais, kurie nusimano. Apie ženšenį aš labai daug rašiau, nes kažkada mane parašė tokią studiją, nes buvo mokslinis darbas labai seniai 2000-2004 metais surinkti apie žolės, kurias galima dėti maistą į arbatas. Ir atskirai gydytojam, atskirai vartotojam, atskirai maisto pramonės darbuotojam, tipo šildyti ar ne. Tai, ženšenį kiniečiai moka net kraujospūdį mums, sako, keliam. Onkologija, tai gydytojai Lietuvoje, kad gali sukelt, tai paneigė, nes rinkom daug straipsnių ir nusiuntėm gydo, bet pas mus neįprasta gydyti ir nereikia patiems gydytis jokių būdų be gydytojo leidimo, bet tiesiog tiek gramų sumaišyti su medum maltos imbero šaknies, kažkas ir Lietuvoje augina ir po liežuviu palaikyti nedidelius kiekius ir suvartoti tiek gramų, kiek tau metų. Pavyzdžiui, per žiemą 40 gramų. Ir kiek man teko buvo Hainanio saloj būti ir tradicinės kinų medicinos centre, tai mes einam per vitriną, galvom daržovių parduotuvę, ten vaistai. Vien šaknis, žmonės žino, ten viskas kinietiškai, paskui susiradom, kas mokėjo kilusi ar iš Buriatijos, nežinau, moteris rusiškai ir labai mažai vakarietiškų vaistų jie gydosi. Akupunktūra ir tomis visomis savo žolėmis. Ir jeigu pas mus ajurvedinių formulių labai daug, tai kinų formulių nežinau priežasties, tai visada priežastis yra kažkokios geopolitinės, ne medicininės tikrai. Kodėl taip mažai kinietiškų tų formulių vaistinėse yra vakarietiškos formulės, tik tai kinietiškos žolės, aišku, jūs galite rasti ženšenio, panašaus į augalo eleuterokoko ir kitų augalų, bet visos formulės vandens stichijai stiprint labai retai kada galit rasti. Yra, pavyzdžiui, inksto akmenim yra taip vadinasi nokamen, ten gal 20 kiniškų žolių. Nokamen, neįdėjau, dabar prisiminiau, pasakau. O tiesiog
Čia atrodo toks paprastas judesys, bet šaltą žiemos dieną labai geras. Ta tašką Yuan inkstų pirmą žmogus pasišildo, dar būtų gerai, kad ir pamasažuotų, kojas aukštyn irgi labai sveika kartais pakelt, tai limfai nutekėt žiemą, tai atrodo toks judesys natūralus, normalus. Žmogus tiesiog renkasi kartais tokius judesius, kurie jam padėtų, kad būtų tiesiog gerai ir malonu gyventi. Ir kaip dieną praleisti, dabar kelias skaidrės, tai rytas pagal kinų pažadinti vidinį vandenį, čį tekėjimą. Taip be skubos, iš karto nepult prie telefono, pasėdėt lovoj, galima pakvėpuot, netgi atsigulus išėmus pagalvę, kaip aš sakiau, pakvėpuot, nebūtinai sėdėt, jausti kaktą, pakaušį, stuburą. Tada truputį pakvėpuot, lėtesnis iškvėpimas, nebūtinai skaičiuot, ramina nervų sistemą, aktyvina vagus nervą ir parasimpatinį tą atsistatymą. Tada trinam delnus, o laikais yra ant inkstų. Ir galit masažuoti tą sritį. Ir ten taškas tas šenšų, kuris duoda energiją, tai yra kitoj pusėj, va, kaip yra bamba, tai lygiai tam lygiai, tik tai nugaroj kaip bamba ir per pusantro cūnio. Cūnis nykščių plotis. Ir jeigu, galima sakyti, per gerus 1,5 ar 2 centimetrus uždėkite tiesiog delnus inkstų srityje ir labai labai duosite energiją inkstam. Čia pradės tekėti ir pėdų aktyvinimas. Masažuokite padus 1-3 minutės. Ir šilto vandens su trupučiu imbiero arba citrinos. Jei neturite rūgštingumo problemų, tai tik šilto vandens. Dabar dieną saugoti, tą energiją maitinti, neleisti čia ištekėti, dirbti su poilsiu, kas 90 minučių trumpa pauzė. Truputį judint kojas, pakvėpuot. Inkstai nemėgsta pervargimo, kaip sakiau, tokio, kad per jėgą psichinio. Šilti, virti, troškinti patiekalai, ryžiai, grikiai, storos, sezamai, riešutai, pupelės, visi jūros produktai, žuvis, kiaušiniai, kaulų sultiniai. Duosiu receptą, gal liks įrašas, ar kas nusifotografuoja, timberas, česnakas, cinamonas, labai gerai šildo inkstus. Ir jeigu jūs truputį imbero, muskato, cinamono, jie visi antimikrobiniai ir antioksidantai, jūs išplikysit pusę puodelių su vandeniu ir paskui išplaksit pieną arba augalinį gėrimą, ten migdolų ar ką, nes pienas yra žinduolių liaukos produktas, nėra augalinio pieno. Bet galite išplakti iki putų ir tada įsipilt prieskonių, labai stiprins inkstų energiją ir labai skonis atrodys kaip latė. Salotų žiemą daugiau šiltų produktų, bet vis tiek reikia ir žalios spalvos, ir brokolių, nes yra daug chlorofilo, chlorofilas nesuyra. Kodėl chlorofilo reikia? 4 molekulės azotą chlorofilo ir tada kepenys gali sintetinti baltymą, amino rūgštis. Baltymus tai kiekviena ląstelė, jeigu yra pakankamai azoto. Ir truputį pavalgio reikia pailsėti, pasnaust fotelyje, pasiklausyti. Ir geriausia tai energija, kuri vandenį simbolizuoja tekėjimą. Už tai tiek daug tokių vandens čiurlenimų. Taigi dabar viskas yra tas prieinama prie fontanėlių. O vakaras, šiltas kojų mirkimas, sakiau, ne karšto, šilto, biškį šiltesnio negu jūsų temperatūra. Vakarinis masažas, kaip susirasti? Jūs taip ir rašykit, kit tai kidniai, taisy yra. Čia šenšų, tai jau minėjau. O Guan Yuan tai yra Renmai kanalo 3 cūniai žemiau bambos. Ir jeigu jūs susirašytit Acupoint angliškai Q3 ir jums išmes tą paveikslėlį Google sistemą ir jūs drąsiai yra masažo būdas
refleksoterapijos, ne nykščių masažuoti, jeigu jūs tiksliai nežinot, o dėti delną. Dėti delną ant bet kokio taško. Va. Čia yra šiuitų taškas, sakysim, aš galiu netgi delną dėti, pasakyti šiuitų ir būtent tas taškas bus aktyvuotas. O šiaip lengvas šiltas maistas, sriuba, troškiniai, šaknis, kruopos, deda ženšenio smulkias šaknis. O šiaip vengti sunkaus maisto ekranų, stiprios šviesaus. O šiaip vakarinis kvėpavimo ritualas irgi kaip lengva meditacija, kad gyvybinė ta esencija būtų aktyvuota. Tai būtinai. Jeigu šitus taškus visus tris, tai jūs galite ir dieną masažuoti. Bet šiaip jie raminantis taškai. Ir papildomas savaitės akcentas tylos dienai, mažiau kalbų, mažiau įsipareigojimų, daugiau buvimo su savim arba su sielos draugai. Čia neradau gal tinkamo paveikslėlio, ne lauke sėdėti, viduj šilumoje, jeigu lauke tai su kailiniais biskė pasėdėti. Tai inkstų ir vandens stichijos atgaiva, giliai, tyliai atstatanti. Tai vakarai kartais perlenkia, paėmė tas visas metodikas iš labai gilios Dao filosofijos ir ten tylos savaitė, tylos įžadai, kartais žmonėm per sunku, jiem irgi tas psichikos perkrovimas vyksta ne taip, aš žinau iš draugų, pažįstamų, jie tik tai gal nenori tų šeimininkų skųst, tai nėra pavojinga, bet irgi labai sunku ir net įtampa kitiem atsiranda. Aš parašiau mažiau kalbų, tai nereiškia, jūs visai nepakalbėtumėt, nepabendrautumėt su tais namiškiais, bet tiesiog ramybei, vidiniam apmąstymui. Mes lietuviai labai būtinai, kad naudingai nuveikti, susitvarkyti, aplankyti, perskaityti naudingą knygą. Nu kaip tu čia atsisėsi ir taip liktai snausi, liktai savo vidų, liktai medituosi, nieko neveikimas. O tai yra ta vidinė būsena, kai stiprinamas ir energijos, tai labai svarbu. Tai netgi ir vasara, va šitas vasara truputį kitos energijos. Kai mes išeinam į mišką, tai toj tėvai vaikui, aš žinau, grybavai, o gavai, tai ką tu visą dieną darai, dar mažiem vaikam nieko. Kad tu žiūri dangų ar į saulę, pavakarį žvaigždes, kojas į upelį, jeigu vasara. Ant žemės paguli lygiai taip pat ir žiemą. Tai yra nepaprastai naudinga sveikatai į tokią savistabos ir ramybės būseną. Kai aš pasakau, tu atsisėdi, gal tu negalvoji apie tai, bet tiesiog džiaugies, kad tu gyveni, kad gyvybė pulsuoja tavo kūne, kad esi ramus, gyvas. Tiesiog jauti save, jauti savo kūną. Ir irgi atskartoliai iš rytų tą paėmė. Ne tik tai laimės būsena, bet kad pradedi, jeigu išorinį visą kūną, tiesiog jauti, kad tu turi rankas, kojas, visą kitą, tai labai tave stiprina. Tiesiog buvimas savimi. Ir va tos va būsenos, tiek vasaros, tiek žiemos būsenos, pabuvimas su savimi, tiesiog pabuvimas, jautimas savęs, nepaprastai sustiprins mus ir atstatys. Mes vakaruose įpratę darbas, jeigu nedirbam, labai naudinga veikla protui, knygos ir dar sporto salė. O toks sėdėjimas vadinamas tingėjimu. Ne, tai netingėjimas. Nu, jeigu taip, biski norisi kartais nusnūst, tai tiesiog gal pavargę žmogus atsisėdo ir nusnūst. Bet tokia savistaba, pabuvimas, jautimas savo vidinių energijų tėkmės galima netgi pajausti, arba tuo metu turi pamedituoti, labai paprasta, jeigu nemoka medituoti, tiesiog jaučiam tą, ką aš sakau, kaktą, pakaušį, tą ir netgi gerai arba rankas aukštyn pakelt ir po to pajaust, kaip pasikeitė visa ši tėkmė, jeigu rankas įtempęs, man švarkas truputį trukdo įtempti rankas, galima po vieną sėdint, va aš vieną koją ištiesiau 90 kampų ir aš nuleidau, bet turim tyloj kitą. Tai yra va tas vidinių energijų tėkmės stebėjimas, kurios mus stiprina.
Ir žiemai tinkama mityba, šakniavaisiai, sriubos su ženšeniu, virtas maistas, nedidelis druskos kiekis, temperatūros tiktai vandenį, jokių šaltų gėrimų. Juodgrūdžių aliejus labai gerai, labai daug. Astragalus oficinalis auga ir pas mus, o astragalus membranaceus tai kiniškas augalas, kuris stiprino visą imunitetą, ypač širdį. Vaistinius grybus, vitaminą D, sultinys, bet iš kaulų. Galima vištienos, jautienos, vien kaulų bei be mėsos, kiaulienos, erienos. Ir tiesiog čia matot net su vynu. Čia aš paėmiau iš Nutrition. Tokia yra knyga, reiškia, kinų medicina, bet pritaikyta šiuolaikiniam žmogui. Ir šiaip jūs galite ir lietuvišką tą, bet kokią tą sriubą, kaulų sriubą su burokėliais, kaulų sriubą su raugintais kopūstais, bet svarbiausia, sultinys. Mano bobutė virdavo ir žinojo, kad labai sustiprina ligonius, vadinamas tas cukrinis kaulas, kurio viduje yra kaulų čiulpai. Tai taip, kinų medicinoje taip. Ir čia mūsų. O dabar dar su medus yra klaidingai manoma, kad ten verdamas ar ką tampa nuodu. Jis netampa nuodu, bet tiesiog praranda enzimus ir dalį gydomųjų savybių. Bet vis dėlto tai geriau negu, daug geriau negu cukrus ir kenkti jis tikrai nekenkia. Tai va tiesiog kriaušės labai gerai saugo kvėpavimo sistemo, imbero šaknies irgi žiemai būtina. Tiesiog jūs galite nusifotografuoti, aš visą tai neaiškinsiu ir laikas išseko. Tiesiog orkaitėj imberą sumaišyti su medum, su kriaušėmis visą tai, sumaišyti dar cinamonu, riešutais, imberiniu medum, iškepti. Ir turėsit labai gerą desertą, va tokius desertus kinų medicinoje žiemos desertas. Nes pas juos kriaušė žiemą laikosi, obuoliai, bet ir pas mus kai kurių veislių laikosi. Arbato žiemą, imberinė arbata, čiai tai prieskonio arbata. Kaip aš sakiau, aš tai mėgstu jį išplaktą pieną. O šiaip cinamonas, antimikrobinis, kardamonas mažina kraujospūdį, kraujagyslės elastingas, imberas nuo 100 ligų. Gvazdikėlius irgi žinot, antiparazitiniai, ir juodųjų pipirų labai nedaug, sušildo. Kiaulpienių šaknų arbata, manoma, kad gydo mastopatiją, dedama labai dažnai prieskonius, mes nededam. Bet pas mus žolininkai daro arbato, jeigu pakepina, jie vadina kava. Kepenų sveikatai valo kepenis, ženšenio gyvybingumui. Pas mus galima gudobelę stiprinti, erškėtožės irgi labai geros, bet truputį tokių aštrių, mesgi krienų nedėsime arbatą, mes daugiau su mėsa. Ir išvada kartu ir jūsų klausimai. Taigi žiema gilaus poilsio ir energijos kaupimo metas. Gyvendami pagal šio sezono ritmą stiprinam kūną, protą, atsakomybę pavasario atgimimui. Ir mokomės gyventi darniai su gamta, palaikyti vidinę pusiausvyrą ir kurti sveikatą visiems metų laikams. Masažuokime save, lepinkime save maistu, bendraukime darniai ir ramybėje. Ir būkime sveiki. Ir jauskime tą laimės pojūtį, kad gyvename. Dabar laukiu jūsų klausimų. Čia. Klausimus, jeigu turite klausimų, jūs galite užduoti YouTube kanalo pokalbių skiltyje po video. Jeigu tik turite, rašykite, mes atsakysime, perskaitysime profesoriai. O aš turiu klausimą, ką daryti su vaikais, kaip stiprinti mažų vaikų, dar mokyklos nelankančių vaikų sveikatą, būtent žiemos metu, jeigu dažnai kamuoja peršalimo ligos. Peršalimo ligos dažnai yra gleivių lygos, yra flegam, dampnės, lietuviško tokio ir žodžio nėra. Tai žiema yra išsivalymo kaip tik tai periodas.
Jeigu mes vaikam daug pyragų ir saldumynų, eidami į svečius, mes tą nešam. O aš pamokinau, va kriaušės yra ir kitų, tai daug sveikų, tiesiog iš vaisių pagamintų, džiovintų su datulėm, medum, saldumynų, nesusidaro tos gleivės. Mes vaikam per daug duodame to maisto, kuris sukelia gleives. Tai saldus skonis, saldumynai ir kiti dalykai. Taip pat galbūt vaikus per daug šiltai rengiame. Aš esu daug kartų mačius irgi dar ar anksčiau jaunesnė, sakau, kaip tu taip vaiką atveda, kad visa nugara šlapia. Ir imunitetas formuojasi. Ir taip kaip aš mokinau, tas šakniavaisių sriubas duoti, to sezono maistą, labai daug daržovių troškinių ir 10 kokia procentų, 20 bananai, ten apelsinai, nes ta energija iš tų tropinių platumų labiau į paviršių išeina. Ir aš esu matavus pulsą suaugusio žmogaus, sakau, kaip tu paviršiui, tu nebūni lauke jau, nei sako būnu, bet aš pasirodo, kad jis taip savo nusistatė, jis pusę valgo vaisių ir netgi nelietuviškų ir irgi serga. Taigi turim žiūrėti mitybą, turim nugarą daryti vaikui, jeigu dažnai serga, masažuoti ir neduot gleivę sudarančių saldumynų, miltinių patiekalų. Kartu miltinių ir pieno produktų tikriausiai, ar ne? Ir pieno produktų galima tik tai užbalinti pienu, prieskonių ten arbatas, arba kaip lietuviai darydavo vakarienį, aš žinau, mes 7 žmonės buvom, 3 vaikai, 2 seneliai ir mano tėvai, tai išvirdavo daržovių sriubą ir 30 gramų pieno nesupildavo, po pusę litro būdavo pardavinėjama, tai 200 gramų 7 žmonėm. Užbalindavo vietoj grietinės. Tai va tiek nepakenks. Supratau, ačiū. Čia turim klausimų. Ar galima pašildyti inkstus guminę šildyklę? Galima, tik tai nekaitint. Šiluma nėra karštis. 50 laipsnių, 60, aišku, reikia taip suviniot, kad per daug neatšaltų, bet būtinai labai gerai. Bet jeigu mes dar šildysim ir gersim plečiančius, o plečia kartu skonis veikia kaip nošpa, žolelės, ten pelynus ar ką, tai mes galim išjudinti akmenis, bet nieko tokio. Jeigu ten smėlis akmenys išeis, tik tai tam turim būti nusiteikę. Kitas klausimas, ar tiktų įvairios sveikatinimo procedūros sanatorijose rudenį, žiemą? Tinka, tik tai gal per daug į tą šaltą baseiną. Aš savo 50 metų progą pasidovanojau, sausio 5, tai aš visai nejau, man ten 5 procedūras į tą šaltą baseiną, tiesiog kaip vasaros baseiną. Tai nėra grūdinimasis. Aš kelis kartus bus tiesiog įbridau ir išbridau, bet atšalt ne. Jokių būdų. Vasarą, tai paskui vis tiek iššilum, mes daug šilumos gaunam, maudėkimės ežeruose viską, bet ypač nusilpia vaikai, kai jie pradeda eiti į baseinus, dėl stuburo, dėl ko galima irgi leisti vaiką, kuris neserga peršalimo ligom. Ir visos kitos procedūros tinka. Dar vienas klausimas, ar galima masažuoti kojų pėdas elektroniniu masažuokliu? Sanatorijoje buvo toks masažuoklis, labai patiko. Galima. Geriausia yra, kai rankos masažuoja, nes kūrėjas pagal kinų filosofiją jau čia savo rankų neturi, tai kur kūrėjo rankos? Mūsų rankose ir yra kūrėjo rankos, per mūsų rankas eina gyvybinė energija ir mes galim gydyti kitą žmogų. Ta gyvybinė energija ne mes kūrėm. Taip. Tai gerai, ačiū jums labai. Daugiau klausimų lyg ir neturime. Labai ačiū jums už tikrai detalius, naudingus patarimus, kaip išlaikyti sveikatą visą žiemą, ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Ir tikimės, kad susitiksime pavasarį su jumis. Aš ir visiems linkiu sveikatos, išminties pavasarį būtinai, o dėkoju Konfucijaus institutui, nes tai išminties ir žinių lobynas,
pasižiūrėkite visų paskaitas. Pas jūs paskaitos labai unikalios ir labai dėkui už tokį darbą, kad jūs surenkat daug išmintingų žmonių ir jiems skleidžiate tiesiog žinias, leidžiate pasireikšti. Didelis dėkui visiems. Ačiū Jums labai už gerą žodį. Tai kartu jau ir pati Jūs paminėjote, kad ir šią paskaitą bus galima peržiūrėti mūsų YouTube kanale. Kviečiame peržiūrėti ir visas kitas, kurias rasite. Ačiū labai už dėmesį. Gero vakaro. Gero vakaro.